aš darau kantelį. Va tokį kantelį, kurį siūsiu į kišenės viršų. Čia sukirpta kišenė. Ir reiškia į kišenės viršų aš siūsiu tą kantelį ir jau bus tvirtumas. Jinai tada taip nesupliukš, nes kišenė yra gan didelė, kad tilptų visi mano beibokai ten. Toliau parodysiu, kaip aš tai darau. Imu tokį storesnį siūlą. Turiu štai šitokį siūlą. Suku jų iš 3 arba iš 4 siūlų, susuku stipriai ir dedu į, reiškia, atraižėlę ir su kantelio kojele prasiuvu. Tokius kantelius labai lengva daryti. Tiesiog dedam virvelę arba tą susuktą siūlą ir atitinkamai kantelio kojelę. Ir žiūrėkit, jisai pats važiuoja, nieko net nereikia daryti. Nes kojelė remiasi į tą virvutę ir niekur nenučiuoš. Viskas gražu, lygu ir gaunasi va toks labai gražus kantelis. Tai toksai kantelis. Ir paskui tiesiog į siūlę dedu kantelį ir bus man tvirtumas.